Sveiki! Šiandien pamokoje pamokinsiu, kaip padaryti mašinos dropą, kitaip tariant, pažeminti mašinos važiuoklę. Mes jau pasiruošę susiradom du mašinų wallpaperius ir dabar mėginsim pirmajam pažeminti važiuoklę. Pirmiausia, mums reikės kažkokio tais pasirinkimo įrankio, galima naudoti Polygon Lasso Tool arba Pen Tool, aš naudosiu Pen Tool. Pradedam žymėti nuo štai nuo sparno. Reikia apvesti sparno linijas, ne rato. Kitaip tariant, reikia pažymėti visą mašinos kontūrą apatinės dalies. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Baigia žymėti. Pasirenkam Mix Selection ir Feather Radius pasirenkam vieną, tarkim. Spaudžiam OK. Tada pasirenkam bet kokį žymėjimo įrankį arba iš šitų, arba iš šitų. Ir spaudžiam Layer V Copy. Pirmas etapas baigtas. Pasirenkam sluoksnio mūsų kopiją to iškirptos viršutinės dalies ir tiesiog pasirinkę Move Tool nuleidžiame mašiną žemyn, kiek nori. Tarkim, šitiek. Dabar ką reikia padaryti? Tai reikia sutvarkyti štai šias linijas. Šitą liniją ir šitą. Tam mes pasirenkame trintuką, pažymime pirmąjį sluoksnį, išjungiam, įjungiam, kad matytumėm, kaip pasikeitė tai ir kurioje vietoje reikia trinti. Matom, kad reikia trinti čia. Trinam iki mašinos kontūrų. Taip. Taip pat darom kitoj pusėj. Čia ne tiek reikia trinti, nes nelabai matosi, kad yra kažkas pakeista. Ir lieka viršuje senesnės nuotraukos fragmentas. Jį galim tiesiog nuotrauką pačią apkirpti iki čia. Tas nuotraukos pavyzdys tai šis. Vėl pasirenkame Pen Tool. Pradedame žymėti vėl nuo sparno, kadangi tai lengviausia. Baigia žymėti. Pasirenkam Mix Selection, Feather Radius 1. Pasirenkam kitą žymėjimo įrankį. Spaudžiam Layer V Copy. Tai padarę pasirenkame Layer 1. Pasirenkame judėjimo įrankį ir nuleidžiame pirmąjį layerį žemyn. Vėl kiek norime maždaug. Tarkim šitai. Vėl išjungiam, įjungiam, pasižiūrim, kas pasikeitė, ar labai reikia kažką keisti. Kaip matome, čia tik tai biškį sumažėjo smėlio.
užimamas plotas, bet nelabai reikia kažką keisti. Kitoj pusėj kuolai truputį susižemino ir štai skiriasi tamsumas jų. Vėl pasirenkame trintuką, susimažiname jį ir ties ta vieta aptriname biškį, kad spalva susilietų. Vėl nukerpame. Mama, kiek norit, kad desktopui tarkim tiktų. Spaudžiam Enter ir baigta. Dėkui, kad žiūrėjote. Rašykite, kokiu norite pamokų komentaruose. Sėkmės Photoshop darbuose ir iki.